Ketvirta pamoka yra krypties parinkimas. Kai paspaudžiu vežliuką kairę, tai važiuoja į kairę pusę, kai paspaudžiu dešinį pelės klavišą į dešinę. Ir tokiu atveju aš dabar spaudinėdamas dešinį pelės klavišą negalėčiau pakeisti vežliuko nustatymų. Kaip galiu pakeisti, turiu būtinai įsikviesti F4 lauką, atsidaryti tą vežliuką. Ir dabar matau tokį dalyką, kad šiaip galima būtų padaryti, kad tas procedūros sukurti pačiame vežliuke. Bet dabar pamatysime, kad vežliukas neturi savo procedūros. Procedūros yra atskirai iškeltos iš vežliuko ir jos yra visame lape bendros ir aktyvios visiems vežliukam, jeigu jie tik tai norėtų. Taigi čia yra įvykiai nustatyti, kaip jie kuriami, paspaudžiu kurti ir įsirenku. Paspaudus kairį mygtuką, dešinį, vidurinį mygtuką. Tai kairį mygtuką suks kairę, paspaudus dešinį mygtuką, desinien į dešinę. Pasižiūrim procedūras. Taigi yra, kai paspaudžiu į dešinę, kaip aktyvuojas tos procedūros, žiūrim, paspaudžiu lapas ir čia yra procedūros. Dvi. Viena į kairę, kita į dešinę. Tų procedūrų gali būti daugybė ir daugiau. Šiuo atveju yra dešinėn, tai kryptis į dešinę 90 laipsnių. Ir tada paprasta judėjimo komanda, kad kartok 30 kartų, į priekį 10 žingsnių ir palauk 0,05 sekundės, o jeigu į kairę, kartok 80 truputėlį. Ilgiau nuvažiuosim ir tada į priekį paeisim ilgiau į kairę pusę ir palauksime 100, tai 1/10 sekundės, kai taip judėsim. Ir kryptis, štai yra komanda. Kryptis, šauktukas, tarpas ir laipsnių kampas, kuriuo judės. Dabar kaip mes galime numatyti, kaip atrodo ta kryptis. Paspaudžiu kryptis, štai mato 90 laipsnių į dešinę. Ir 270 būtų į kairę. Tai visą laiką, kai paspausiu, kai aktyvuojasi procedūra dešinėn ir būtinai žiūrės į dešinę pusę vežliukas, kai kairėn į kairę, nes nustatyta kryptis, o paskui jau judėjimo komanda. Tai žiūrim, paspaudžiu į kairę, jis juda į kairę, sustabdau, ir į dešinę juda į dešinę. Gerai, sukursiu kitą vežliuką dabar. Nenoriu, kad jisai pieštų. Įsirinksiu kokią čia kaukę išsirinkus. Kokią nors žmogeliuką. Erdvėlaivis. Galim pasirinkti robotus. Štai šis robotas vaikščios mum. Ir dabar paspaudžiu gerai. Ir aš esu įkėlęs robotas, jis žiūri viršų ir jo kryptis dabar būtų eitų į viršų. Aš esu įkėlęs ir jam reikėtų dabar įvykį sukurti. Kai atsidarau vežliuką, jam reikia tik tai sukurti įvykį, kurti, kad pūstelius kairį mygtuką turi aktyvuotis procedūra kokia? Kairė. Ir kita, paspaudus dešinį mygtuką, desinien. Paspaudžiu dešinę, desinien, tada kreipsis į procedūrą, kuri vadinasi desinien. Taigi paspaudžiu kairę, robotas juda į kairę, tokį pat atstumą kaip ir į dešinę. Štai, mūsų robotukas juda. Ir ką mes čia sutaupėm, taip įvyko, kad dabar atskirai nebereikia kiekvienam vežliukui sukurti, jeigu tie vežliukai visi turi tą pačią į kairę į dešinę valdymą, tai nereikėjo atskirai prirašyti dar procedūrų. Procedūras paėmėm iškėlėm ant viso lapo ir tik tai reikia prašyti tą
komandas, tuos įvykius. O procedūros yra visiškai iškeltos į projekto vos nelygmenį, šito vieno lango lapo lygmenyje. Kitu atveju būtų reikėję kiekvieną vežliuką kurti procedūras iš dešinės. Kiekvieną reikėjo tada vežliuką procedūras, tai dar būtų prisidėję ir čia procedūros, tos pačios dvi, ir tada čia dar dvi procedūros. Tiesiog apkraunama, daugiau atimama iš kompiuterio atminties, lėčiau dirba programa. Todėl pravartu, jeigu naudojame tos pačios procedūras, jas iškelti ir taip sutaupysite daug laiko. Tai man netgi šitų procedūrų nebereikia, aš jas spaudžiu šalinti, ištrinu. Spaudžiu gerai ir palieku tik tai įvykius. Ir taip galima su viena procedūra, tik tai įvykius aprašius vienodai, valdyti skirtingus vežliukus.